Svečių diena, ne? Su visu grožiu, rinkimų referendumas, susitelkimas, teisingumo aušra, Eduardas Vaitkus ir Vilmantas Povilaitis. Klausyk, labai gerai išleidau Kazimierą, dabar jau tave. Nu kaip smagu, kai žmonės atvažiuoja. Tai va, tai nebuvo labai sunku mus rasti, ne? Oi, koks gražus autobusiukas. Vaja. Nu, bet esmė, turinys yra labai prasmingas. Labai gražus turinys autobusiukas. Eik, tu savo reikia apžiūrėti, žinok, aš senai mačiau jį. Oi. Nu jo. Čia dar atsidūrusi geros kaimynystės forumo, niekaip nepadarė. O, matai? Žodžiu, visa opozicija. Klausyk, čia yra gyvasis opozicijos laikraštis. Nu jo. Eik, tu savo smagu. Daugam nepatinka, bet vis tiek. Nu, kaip nepatinka patinka? daugam nepatinka, taigi. Visi krūvoj, va čia, va, klausyk. Ateina kolzas, sako, vatnikai, sako. Bet žiūrėk, čia nieks nesimuša ant autobusiuką. Čia visi draugiški. Va, politinė reklama sukurta ir skelbiama Vilmanto Povilaičio savarankiškai. Ir čia neabejingi visada sustoja. Labai žiūrėk, kaip tu ten viską gražiai sudėliojęs. Neabejingi Lietuvai. Tai va, tai klausykit kokio svečio. Lietuviai nebūk vergas, išgelbėk Lietuvą nuo 30 metų ją naikinančio blogio. Ateik į rinkimus, teisingai. Čia va dabar reiks nuplėšti, nes čia tas referendumas. Esmė yra ateik į rinkimus ir to užtenka. Nu va, tai tu pas mane pirmą kartą, ne? Nu, namie tai dar nebuvau. Nu tai va, tai žinau, pas mane pikti šunys yra. Patys pikčiausi šunys, kokie gali būti. Aš manau, kad Grybo Landsberginės gaujos šunys dar piktesni. Eiktų. Nu, šunys... Kas? Valgys manęs? Ne, va, buvo Kazimieras Javelis, sutvarkė, žinai. Numirė bitės. Nu, matai, pirmi metai buvo praeitų metų spiečius atskridęs ir nelabai aš moku su juo tvarkytis, bet Kazimieras sakė, kad labai sunkiai ir pas jį peržiemojo tik. Ar yra peržiemojusių, net nežinau, bet labai sunkiai. Tai va, tai Kazimieras tvarkė avilį, žinai. Iltė, čia šita neparsiduoda. Čia yra tikra opozicija, o va ten ta tai parsiduoda. Už kamulį. Tai va, pasodinom su Kazimieru dar kanas. Legendinės kanas pasodinom. Tai va, taip mes atrodom. Kadangi tu pirmą kartą pas mus. Tai va, o dabar, mėly žiūrovai, žiūrėk, kokią laimę, mangi galų gale jau galima daryti tiesioginės transliacijas, tu įsivaizduoji, vaikas gavo žaislą, kurio ilgai... Man negali. Man atėmė teisę, vat niekaip nebegaliu daryti, dabar turiu nufilmuoti, paskui įdėti. Bet dabar tu turi viską, ką nori, gali pasakyti. Nu va. Ką tik nori, gali sakyti, nežinok, net jų ir žiūrovų turim, nors iš anksto ir nepranešėm. Nu va, nu tai ką gali norėti dabar? Norim susigrąžinti valstybę iš ją užgrobusias Grybo Landsberginės gaujos, kuri 33 metus tą valstybę naikina. Tai va turim būti visi vieningi. Kaip visą laiką aš visus skatinu būti vieningiais. Ir tu negali kitaip, tu negali, nes tu esi aš esu giliai įsitikinęs, šeimos vyras, aš esu giliai tėtis. įsitikinęs, valstybę susigrąžinti galima tik susivienijus. Tai O aišku. žmonės yra skirtingi. Tai bet būnant netgi vienodais vat gaunas, kad va toksai skirstims tų žmonių yra. Nu tai to neturėtų būti. Taigi, ja, mesgi neatvešim mane į Lietuvą kiniečių, va taip mąstančių vienodai, ne? Nu taip, taigi Turim visi žmonės čia, skirtingi turim yra. čia. Ir tą reikia suprasti. Bet pagrindinis tikslas yra susigrąžinti valstybę. Tai va, tai ką, ruošiamės rinkimams dabar, ne? Taip, tai dabar vat reikėtų pirmiausiai prezidentą, tik tai vieną kandidatą turim į prezidentus, suprantat. O toliau lauksim Seimo rinkimų. O toliau, tai dabar į Europarlamentą irgi reikėtų išpirdolinti vis tiek Grybo Landsberginės gaujos visus ten tos chlapčiukus, tos visus kubiliukus, da visokius tenai tos. Atimti šių gerą atlyginimą, ne? Jo, būtinai reikia. Nes Europarlamentas tai yra pajamos. Reikia pasiruošti vis tiek, suprantat, reikia pasiruošti išėjimui iš Europos Sąjungos. Bet žiūrėk, tas išėjimas, žinai, mes į jį, kai neatėjom, tai išėjimas tikriausiai bus drastiškas ir mums, aš manau, padės tą išėjimą tvarkyti.
Nu tai vis tiek va, turim turėti kažkokius atstovus, kurie būtų... Tai Vilmantai, atstovai bus išrinkti iš tautos. Aš nemanau, kad tie, kurie eina į Europarlamentą, dabar bus tie, kurie praneš tą žinią, kad mes neteisėtai įstojame. Manau, kad ne tie, bet laikas parodys. Nu, žiūrėsim, vis tiek. Taip. Bet palikti ant tos pačius visokius tenai, va, tos kubiliukus, ten tas da visokias, kas ten... Nu, žodžiu, aš turiu savo matymą dėl Europarlamento. Tokias, nu, tai ką, žinau, ten senai jos reikės... Nu, palauk, Vilma, tai jeigu Landsbergis Austėja parduoda verslus, apie kokius rinkimus mes kalbam? Nu, jo. Taip, kad gal reikia formuoti vyriausybę, būtent vyriausybę opozicinę. Viskas taip klostas, kad kažkas jau nori iš tos Lietuvos taip slidės, kaip aš sakau. Tai va, nu gerai, tai dabar, žinai, aš kai buvau pas tave svečiuose, aš aišku labai grožėjausi, kiek daug tavo žmona įdėjusi darbą. Aš nespėjau, žinok, mano šiltnamis griūna, tai man taip liūdna, ten palūžė biški, tai galvoju, kad dar nors šiuos metus atlaikytų, reikėtų dengti iš naujo. Nu, bet va, vis tiek irgi koks puikus šiltnamis. Nu, dar laikosi, bet yra žinai supūvusių ten vietelių ir jas vat labai reikia pakeisti. Žodžiu, liūdna, kai namai liko be šeimininko, tai labai liūdna. Ne, yra, žinai, va čia va jos sulūžė ir patrešia va stipriai ir jas reikia, žinai, keisti. Tai va. Nu, bet aš galvoju, tai vis tiek yra tos sveikų ten tų vyriškas lyties atstovų, kurie tavi palaika ir galėtų... Oi, kokia mintis įdomi. Jo, nu, tai čia... Ne, nu tai klausyk, aš dėkinga, atvažiavo žmonės ir tikrai man padėjo malkas susipjauti. Tai va ten dar va yra ta krūva tokia, va stovi dar, žinai. Bet jau tikrai labai ačiū, viskas. Žydėjimas ir pas mus, nu... Gerai, tai ką tada? Daug anksti šiais metais atėjo kažkaip, nežinau, kom čia baigsis visas. Girdėjau, kad Lietuvą dar aplankys sniegai. Nu ką, mėlieji, man labai smagu su Vilmantu pasikalbėti ir pačiai prie arbatos puodelio. Taigi, kol kas ačiū labai ir lauksim šiandien kitų svečių. Iki. Čia dar reikia.